Aš esu Simona Andrijauskaitė ir šiuo metu dirbu su komanda Simple to Act. Mes kuriame mobiliasias aplikacijas konferencijoms ir universitetams. Didžioji inovacija čia yra tai, kad mes tuo pačiu įgalinam jūsų mobilų telefoną, išmanųjį telefoną, tapti belaidžiu mikrofonu. Vadinasi, tam tikrą prasme, tokių mikrofonų greit nebereikės. Bet aš noriu dar jums užduoti vieną klausimą, tam, kad truputėlį turėtume dialogo. Pakelkite rankas, kas iš jūsų merginos jaučia, kad, dar karjeros iki galo sprendimų nėra padariusios ir dar truputį dvejoja, ką rinktis. Rankos kyla. Tai jeigu jaučiat viduje tokią truputėlį sumaištį, tai aš jūs galiu nuraminti, kad nors mano verslas be technologijų visiškai negalėtų egzistuoti, bet apie technologijas nei studijuodama universitete, nei baigus universitetą, netgi besimokydama mokykloje, aš nemaščiau ir nieko nežinojau. Netgi iki pat prisijungiant prie komandos ir pradedant daryti savo IT verslą, dirbau mados industrijai, mados verslo pasaulyje, kas yra kardinaliai kontrastinga. Ir jeigu mes dabar prieš 2 savaitės su komanda dalyvavom technologijų konferencijai Login, gal kažkas iš jūsų irgi buvot, tai anksčiau dalyvaudavau tokiuose mados renginiuose. Jeigu dabar skaitau žurnalą Business Start ir domiuosi inovacijom ir verslais, tai anksčiau skaitydavau oficialiai ir sekdavau, kada mūsų produktas pasirodys fotosesijose. Jeigu kažkada dirbau toj srity, kur didžiąja dalim dirba moteris, tai dabar esu ten, kur kažkodėl vis dar karaliauja vyrai. Tai man atrodo, kad atėjo laikas tai pakeisti. Todėl šiandien turiu jums 2 žinutės. Kadangi mano kolegos labai išsamiai pristatė visą IT rinką, aš pati esu atsakinga už marketingą ir pardavimus IT sferoje, tai noriu šiek tiek pateikti viską kitų kampų, kad pamatytumėt visas pusės. Ir turim 2 žinutės. Pirmoji iš jų tai bus apie tai, kaip kartais pas mus galvoje atsiranda tokia sumaištis ir ypač mes moteris mėgstam viską sujaukti, ypač kai nuolatos aplink jūs keičiasi kažkokios aplinkybės, ar ne? Dabar didžioji dalis iš jūsų dar mokotės, tai neužilgo studijuosit. Visa jūsų aplinka kardinaliai pasikeis. Įeisit į darbo rinką, į pasaulį, aplinka dar kartą kardinaliai pasikeis. Tai pakalbėsime apie tai, kokius sprendimus jūs turite priimti dabar pat, tam, kad tą visą chaosą galėtumėt suvaldyti. Nes tai yra tai, ką sugeba daryti versle esančios moteris. Ir antroji žinutė bus apie tai, kodėl visgi moterims IT sferoje šiuo metu yra pačias geriausias galimybės dirbti. Ir kodėl tai yra ta vieta, kur visos jūs turėtumėte būti. Tai apie tai šiek tiek vėliau. O dabar grįžtant prie pirmosios žinutės, esu pastebėjus tokį dalyką ir jeigu jūs truputėlį pereitumėt per savo patirtis kažkokias, suprastumėt, kad tai, kaip jūs reaguojate tam tikrose fizinėse, stresinėse situacijose, yra iš tikrųjų lygiai ta pati įvykių jūsų reakcijų seka, kaip jūs sprendžiat paprastas problemas versle, darbe, moksluose, santykiuose. Ir čia galima iš tikrųjų labai įdomią smegenų mankštą tokią pasidaryti. Labai stiprią pamoką aš turėjau gyvenama Klaipėdoje, kai mes išplaukėm buriuoti, tai buvo mano antras kartas jūroje. Ir mes išplaukėm buriuoti į jūrą, į rudeninę regatą. Tai buvo rugsėjo, iš tikrųjų spalio mėnesiai. Vadinasi, tai buvo didžiulės bangos. Ir aš dar dabar atsimenu, kaip sėdėjau, žiūrėjau tą jūrą, saulė šviečia. Ir mane taip smarkiai supa ir aš taip žiūriu ir galvoju, dabar tikrai galiu prisiekti, kad kai mus taip užsupa, tai yra 89 laipsnių kampas. Buvo baisoka, bet tai buvo toks pakankamai stabilumo jausmas. Kadangi, tai tolygiai įsibuoja ir tu esi prisirišęs ir žmonių yra daug aplinkui. Visas problemas iš tikrųjų prasidėjo tada, kai mums reikėjo apsukti laivą. Vadinasi, jeigu mes iki tol plaukiam pavėjui, mums reikėjo pakeisti kryptį. Tai mes su vienu vaikinuku nusileidom į apačią tam, kad suviniotume burę, kurią reikėjo labai žaibiškai nuleisti žemėn. Mes tą sėkmingai padarėm, viskas gerai ir tada aš įsmukau trumpam į tualetą, kadangi plaukai krito į veidą ir viršuje buvo didžiulis vėjas, galvojau susitvarkysiu ir ten tokia mažytė erdvė. Ir įsispyriau į tas sienas tam, kad jaučiau tam tikrą stabilumą, jaučiu, kad be galo krato, bet viskas kaip ir tvarkoj. Susitvarkiau, atidariau duris
Ir tada supratau, kad nežinau vieno dalyko. Man niekas nepasakė ir aš pati nesupratau, kad apsukus laivą mes pradėsim plaukti prieš vėją. Vadinasi, jeigu iki tol mus be galo siubavo, tai apsukus laivą situacija tapo nevaldoma. Ten, kur buvo iki tol grindis, dabar buvo siena ir ten, kur buvo siena, dabar tapo grindis. Realiai tai buvo visiška panika apėmė, todėl kad aš to nesitikėjau ir tai buvo visiškas nestabilumo jausmas. Tai buvo pirmą kartą gyvenime aš atsidūriau tokioje situacijoje, kai visiškai nežinojau, už ko griebtis ir ką man dabar daryti, nes nėra nei vieno daikto, kuris būtų stabilus. Tada, aišku, mane apėmė tam tikras jūros liga, momentiškai, samiau save rankas ir sakau, Simona, reikia susikūpti ir išspręsti šitą situaciją. Susiradau stabilų tašką tarp laiptų ir sienos, kad būčiau stabiliai, atsiguliau ir po truputį viskas nurimo. Bet nurimo tai mano viduj. Audra tai vis dar šėlo. Ir tada supratau vieną esminį dalyką apie sprendimų priėmimus, apie tikėjimą savim. Supratau, kad iš tikrųjų, nors aš pirmą kartą atsidūriau tokia audroj, šitoj situacijoje aš esu buvus milijoną kartų. Ir jūs gal irgi prisiminsit save tokioj situacijoje arba dar būsit, kai viskas aplinkui jūs iš tikrųjų keičiasi nuolatos. Nebėra nei vieno stabilaus taško, atrodo viskas krenta iš po rankų. Atrodo, kad tu nežinai nei kur eiti, nei ką daryti. Nebesupranti, kas vyksta aplink tave. Nėra į ką atsiremti. Todėl, kad tu remiesi visom aplinkybėm, kas yra aplink tave, bet neturi to stabilumo savy. Ir tada supratau, kad man tikriausiai reikia susikurti tam tikrą ramybę savy, atrasti pasitikėjimo savim ir atrasti tą vieną dalyką, kuris man padėtų eiti į priekį. Padėtų eiti iš savęs, o ne žiūrint į aplinką. Vadinasi, laikas tikriausiai nustoti kreiptis į drauges, pagalbos, kai užkumpa problemos. Tikriausiai laikas nustoti laukti to princo su baltu Ferrariu, kuris užpildys tuštumą gyvenime. Laikas nustoti skaičiuoti kitų žmonių sėkmės ir nesėkmės ir susikoncentruoti save. Ir tada, kai atrandi tą ramybę viduj, tada tampi tokiu magnetu, kuris traukia sėkmę, meilę, karjerą, pinigus, viską. Čia buvo tokia pamoka apie buvimą savim, apie tai, kad laikas surasti tą kažkokią savybę, kurią jūs visos turit, kuri jūs veš į priekį, būnant savim, nepasikliaujant jokią aplinką, nes aplinka keisis, jinai visą gyvenimą keisis aplink jūs. Jūs turite turėti tokį stabilumą ir tvirtai stovėti ant žemės, kad jūs eitumėt tą kryptim, kurią jums geriausia eiti. Atrasti tą sritį, kur jums teikia daugiausiai energijos ir kažką, ką jūs darydamos, net nepavargstat. Jaučiat, kad laikas bėga ir jūs einat tą kryptim. Ir aš kalbu apie pasitikėjimą, apie buvimą savim. Vadinasi, technologijų versle moteris neprivalo būti vyriška ar valdinga. Jis neprivalo tapti tokia, kokie yra vyrai. Net jeigu tas pasaulis kol kas dar priklauso vyram. Moteris privalo būti savim, todėl kad tai yra jos didžiausia stiprybė. Jūs su savo moteriškumu atėjusios į IT verslą būsit neįkainojamos. Todėl kad vyrai vis dar nežino daugybės dalykų. Jie vis dar nemoka labai daug tokių subtilių dalykų, kokius mes moteris mokam. Ir kiekviena iš jūsų dar turi dar po vieną savybę, kurių nei viena kita neturit. Atraskite tą savybę. Supraskite, kas yra tai, kas jūs veža į priekį ir eikite tą priekį su degančiam akim. O technologijų verslas tai yra tokia auksinė žuvelė galimybių vandenyne. Tik tai reikia sugalvoti tą norą ir jis išsipildo. Kaip Anastasija sakė, tai magija, ar ne? Tam tikri dalykai, kurie atrodė neįmanomi, dabar tampa įmanomais. Ir jūs galite būti to dalim, darydamas visiškai tai, kas jums patinka. Nebūtinai tapti programerę, o galbūt tai yra jūsų pašaukimas. Galbūt jums reikia tapti pačia geriausia programerė. Aš jums pasakysiu vieną verslo paslaptį. Iš tikrųjų, geriausi dalykai versle atsitinka ten ir tada, kur dar kažko nėra arba kažko trūksta. Tai šiuo metu technologijų versle labai trūksta moterų. Tai būkit pirmos. Būkit pirmos pačios geriausios Lietuvoje programuotojas, būkit pirmos pačios geriausias verslininkės, būkit geriausias atradėjas, inžinierės, kas tik norit. Būkit pirmos, nes versle visada laimi tie, kurie yra pirmi. Tai linkiu
atrasti tą tokį stabilumą viduje, pagauti tą savo auksinę žuvelę, būti pirmom, eiti drąsiai į priekį ir suprasti, ką jūs norite daryti gyvenime. Nes visiškai nesvarbu, kas jūs esate ir ką jūs turit viduje, bet jūs turite ištraukti iš savęs. Ne iš aplinkos, ne iš kažkur kitur. Iš savęs, iš vidaus. Paklauskit savęs, ką jums patinka daryti, susiraskit nuostabią komandą, kuri jums padės tai gyveninti ir aš jums linkiu daug sėkmės. Ačiū.